Tai kągi, mūsų kelionė iš Prancūzijos truputį užsitęs, viskas vyko kaip ir sklandžiai, bet atvykome iš tikrųjų pakankamai anksti į Barselonos oro uostą, nes turėjom registruotą bagažą, kurį pridavėm į, kaip ten vadinama, self-dropą 3 valandos prieš, nuėjome valgyti, ramiai sau neskubėdami, atrodo laiko užtenka, ir pranešė, kad pirmas atidėjimas skrydžio iki 19:15, kur turėjome išskristi 17:30, o antras iki 19:45. Tai vėliau sužinojome, kad iš tikrųjų dalis oro uosto aptarnaujančio personalo streikuoja ir būtent dėl to jie neaptarnauja visų skrydžių. Mūsų kolega Mantvidas išskrido į Lisaboną gan sėkmingai, su atidėjimu gal 30 minučių. Ir, kaip pasakyti, negrįžo, mes sakėm, jeigu ką, tai parvaryk, bet jisai sakė, kad greičiausiai labiausiai kenčia pigios avialinijos, nes jos sutinka palaukti ir panašiai ir pasivėlinti. Žodžiu, visiškai neaišku, ar neteks nakvoti Barcelonoje, nes gali būti pilnai, kad tuoj mus transferins į kokį nors viešbutį. Beje, ačiū Rainierui, atsiuntė kuponus maistui, bet tose kuponuose nebuvo vietos su gera kava, tai kol kas nealkani, tai nieko nepasinaudojom, bet jeigu teks ilgiau čionai būti, tai eisime ir pavalgysime dar kartą. Tai vietoj planuoto grįžimo į Panevėžį iki jau vėliausiai 1 valandą nakties, tai dabar su tokiais nusikėlimais tikriausiai minimum 3 valandą, kada parsirasime namo. Tai va taip, užstrigom Barselonos oro uoste.